Pakalbėkime, pratęsdami šitą temą, kurią tik direktorė lietė, bet pasižiūrėkime į ją iš didelės korporacijos, didelės įmonės perspektyvo. Klastočių prekyba turkuose, gatvėse, toj vietoj, egzistuoja labai senai. Internetas leido visą tai tvarkingai perkelti į skaitmeninę erdvę, tokiu būdu pasiekti daug didesnę auditoriją, daug didesnį kiekį žmonių, kurie gali pasimauti ant to kabliuko, bet lygiai taip pat atsirado ir instrumentų ir įmonių, kurios būtent kviečia žmonės parduoti savo prekes, pateikti tas prekes, kaip jos tvarkosi su iššūkiais, būdami dideli ir turėdami tą srautą pirkėjų, kurie pas juos ateina ir turėdami prekes, kad ta intelektinė nuosavybė nebūtų kažkur paraštėse, kad žmogus iš tiesų gautų tikrą originalią prekę, o nebūtų vieta, kur padirbinėtojai gali prekiauti. Taigi, klastotės draudžiamos, bet kaip tai užtikrinti? Vinted, vyresnioji teisininkė, dirbanti intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų teisės srityje, Skirmanta Balsevičienė. Skirmanta, klausome jūsų. Ačiū labai, sveiki visi. Įsipyliau vandens, nes gali būti, kad balsas pradings, šiom dienom nori kažkur dingti. Tai, kaip ir minėjo, mano vardas yra Skirmanta, aš dirbu Vinted vyresnėje teisininkė ir dirbu su intelektinė nuosavybė ir informaciniam technologijom. Ką mes galime padaryti, kad tų klastočių internete būtų mažiau. Ir aš apžvelgsiu konkrečiai, ką daro Vinted. Tai toks disclaimeris, nemanau, kad čia yra visos priemonės, kurios yra įmanomos rinkoje. Galbūt kiti rinkos žaidėjai taiko kitokias priemonės arba taiko kažkokias papildomas priemonės, bet tai grinai pasakosiu iš Vinted perspektyvos ir yra tam tikros informacijos, kurios aš dėja negaliu šiandien atskleisti, tai nepykit, jeigu prašysit kažkokių skaičių, aš jų neturėsiu. Tai iš tikrųjų, ruošdamasi šitai temai, aš galvojau, kokias pagrindinės žinutes norėčiau ištransliuoti jums šiandien ir ką prisimintumėt po mano pranešimo. Tai viena tokia žinutė, kad kalbant apie klastočių prekybą, technologijos dėja vis dar vejasi žmogų, nes sukčiai jie yra tokie gudrus ir tokie sumanus, kad vos tik mes perkandame jų elgesį ir strategijas, kaip jie sukčiauja, įdiegiame tam tikras priemonės, užkardydami tą jų elgesį. Kitą dieną klastotojas ateina su visiškai nauja idėja, su visiškai naujų būdų klastoti ir mes vėl analizuojame, kaip visa tai veikia ir vėl diegiame papildomas kažkokias priemonės, kad vėl tą naują elgesį pašalinti. Na ir antroji žinutė tai labai paprasta. Kol bus klastočių pirkėjų, tol bus klastočių ir pardavėjų. Tai labai trumpai apie Vinted, manau, kad dauguma žinote, kas tai yra. Tai yra internetinė prekyvietė, būtent vartotojas vartotojui, tai mes stengiamės tiesiog suteikti vietą žmonėms bendrauti ir prekiauti savo dėvėtais daiktais. Ir iš tikrųjų Vinted įsikūrė dar 2008 metais, kai keli draugai sugalvojo štai tokią idėją, iš tikrųjų vienai iš įkūrėjų atsidarius savo spintą ir pamačius, kad ten jau niekas netelpa, kilo idėja, kad reikia kažką daryti su tais drabužiais ir ką daryti. Na, greičiausiai būtų galima juos kažkam kitam perduoti, parduoti, išsimainyti, kad tas drabužis, kurio nenešioja, gyventų toliau antrą gyvenimą, gal net trečią gyvenimą. Tai iš tikrųjų tos Vinted pagrindinės idėjos ir tos žinutės, jos nuo tų 2008 metų iki dabar eina. Tai kad kai renkiesi daiktą, pirmiausia pagalvok, kad gali įsigyti dėvėtą daiktą, o ne naują. Ir antra žinutė, jeigu nenešioji, tiesiog parduok. Tai suprasti mastą paties Vintedo ir paties verslo, tai mes veikiame 20 valstybių, jau šiai dienai ir daugiau, įskaitant Ameriką ir Kanadą, ir mūsų narių yra 80 milijonų.
Tai šiai dienai jų yra tikrai daugiau. Praeitą savaitę mes pajungėme Suomiją prie Vinted, taip kad tas skaičius yra tikrai didesnis šiai dienai. Taigi, pagalvojant apie mūsų narių skaičių, galima įsivaizduoti, kiek prekių yra platformoje. Tai tikrai ne milijonais, bet milijardais. Ir tada, aišku, mintis ateina, ar visos tos prekės yra originalios. Ir tikrai ne, nes kaip ir minėjo, klastotojai persikelia į internetą iš gatvių. Ir ten pamato visai kitus mastus pirkėjų, visai kiti pardavimo kiekiai ir tie klastotojai galvoja apie įvairiausias schemas, kaip dabar čia parduoti tas savo klastotės. Na ir prieikime prie konkrečių priemonių, kaip kovoti su klastotėmis ir ką konkrečiai mes darome. Tai galiu pasakyti, kad yra tam tikri sluoksniai tų priemonių. Tai pirmoji priemonė yra vartotojų sąmoningumo kėlimas ir švietimas. Antroji yra Vinted bendruomenės įtraukimas į platformos monitoringą ir priežiūrą ir jos švarinimą. Trečioji yra automatinės priemonės. Na ir ketvirtoji yra prekių ženklų priežiūra. Tai mes bendradarbiavim labai glaudžiai su prekių ženklais. Na ir dabar kiekviena priemonė trumpai. Tai būtų vartotojų švietimas. Aišku, viskas prasideda nuo žmonių švietimo, jų sąmoningumo kėlimo, kas yra originali prekė, kaip jinai atrodo, kokie yra elementai originalios prekės. Tada, kas yra ta intelektinė nuosavybė, kas yra prekių ženklas, dizainas, kuo tai yra svarbu teisų savininkams, kiek jie investuoja į tai ir kodėl svarbu pirkti originalią, o ne klastotę. Tai visa šita informacija jau pateikiama platformoje ir žmonės tiesiog tokiu būdu gali susipažinti su mūsų politika ir suprasti, kad klastočių prekyba yra ne tik draudžiama įstatymų, bet ir netoleruojama mūsų platformoje. Bet kaip tas švietimas pasiekia narį konkrečiai, tai pasiekia per prekės įkėlimo etapą. Tai kai vartotojas nori įkelti prekę, jis paspaudžia mygtuką įkelti prekę. Na ir turi užpildyti visą informaciją susijusią su ta parduodama preke. Ir skiltyje prekės ženklas, nurodžius prekių ženklą, vėlgi mes truputį pagrumojame nariui, kad parduoti padirbinius Vinted yra griežtai draudžiama. Ir išskleidus šitą informacinį pranešimą, vartotojas gauna štai tokią instrukciją, kaip jam reikia pateikti prekę nuotraukoje, kokius elementus atvaizduoti, išryškinti, kokius papildomus įrodymus pateikti, kad esant abejoniai dėl prekės originalumo, mūsų vidinės komandos galėtų patikrinti tą prekę. Taigi be viso to, kad teisingai nufotografuoti prekę, mes prašom ir papildomų autentiškumo įrodymų, taip kad įsigijimo kvitai, dėžutės pakuotės, kuriuose buvo prekė, etiketės ir visa kita prie prekės papildoma informacija. Tada Vinted bendruomenės pastangos, kadangi turim daug milijonų narių, tai mes norim, kad ir visi nariai įsitrauktų į tą priežiūrą ir neliktų abejingi, kai pamato klastotę mūsų platformoje. Taigi matote, po kiekviena preke ir nuotrauka yra tokia vėliavėlė ir ją paspaudus kiekvienas žmogus gali pranešti prekę. Dėl bet kokių priežasčių. Galbūt tai klastotė, galbūt tai yra kažkokia nelegali prekė, galbūt yra turinys prieštaraujantis įstatymui, kažkoks kitoks turinys. Tai tikrai nariai yra aktyviai įsitraukę ir jie naudojasi šitą vėliavėlę labai labai dažnai. Taip, pavyzdys paimtas, aš gana greitai suradau iš tikrųjų, neslėpsiu šitą pavyzdį. Ir tada, kaip jau suprasti, kada ta prekė yra klastotė ir jau čia kituose pranešimuose gavom tokios informacijos ir tų indikacijų, kada mes galim suprasti, kad prekė yra klastotė, tai gal jau ir nuskambėjo
tokia frazė too good to be true, bet iš tikrųjų Dior tašė už beveik 42 €, nauja tašė, nežinau, čia stebuklas vyko ar nestebuklas, bet jeigu išsiverstumėte dar prekės aprašymą, pardavėjas sako, kad prekė yra nauja, dėja neturiu nei dėžės, nei kvitų, nieko neturiu, bet jinai yra tikrai labai labai gera. Tai va, tai aš paspaudžiau tą vėliavėlę, aš pranešiau apie šitą prekę, tai va tie pagrindiniai indikatoriai yra dažniausiai, kaina yra tikrai pagrindinis indikatorius, nes prekė, kuri kainuoja 3000 €, jinai paprasčiausiai negali kainuoti 42 €. Logotipas, vėlgi, įsižiūrėkime, išsiuvinėjimai nekokybiški, tarpai tarp raidžių skirtingi, dydžiai raidžių gali būti irgi skirtingi. Tada žiūrim, labai svarbu ir pardavėjo profilis, nes dažnai tokie pardavėjai, jie arba vien tik tokias prekes pardavinėja labai pigiai prabangias prekes, arba turi va tokią vieną prekę, neturi nei vieno atsiliepimo, nei vieno praeities sandorio. Tai iš tikrųjų pasidarykime kiekvieną savo tą background checką apie pardavėją, kai norim įsigyti brangesnę prekę už taip pigiai. Taip, kita priemonė tai yra automatinės priemonės. Ir Vinted yra prieglobos paslaugų teikėjas, tai reiškia, kad mes nesame atsakingi už tą turinį, kurį įkelia vartotojai, nes tiesiog neįmanoma kiekvienos tos nuotraukos ir kiekvienos tos prekės patikrinti, bet vis dėlto mes turime aktyviai ir greitai reaguoti į pranešimus, kurie ateina iš prekių ženklų savininkų ir iš kitų narių. Taigi, prekių ženklų savininkų patogumui mes turime tokią formą, kurią užpildę teisų turėtojai gali pranešti apie klastotės. Ir šitos formos pagalba jie gali pranešti iki 300 prekių, tai yra visai nemažai. Tai prekių ženklai tikrai naudojasi šitą formą ir mums labai labai palengvina gyvenimą, nes ta forma nueina tiesiogiai mūsų atsakingai komandai ir ta komanda gali greitai nuimti visas raportuotas prekes. Apie automatinės priemonės ir konkrečias jų rūšis, tai turime vaizdo atpažinimo priemonę, kai įrankis automatiškai atpažįsta, kada nuotrauka yra pasiskolinta iš interneto, tai įrankis užfiksuoja tokią nuotrauką ir ta prekė yra automatiškai išimama iš platformos. Tada automatinės priemonės veikia ir pagal raktinius žodžius, tai fiksuoja prekių aprašymuose žodžius tokius kaip klastotė, feikas, replika, atrodo kaip, kvepia kaip, tai visi tokie žodžiai, jie indikuoja, kad prekė greičiausiai yra klastotė. Tai sistema irgi pagauna tokias prekes. Na ir kompleksinės priemonės, tai jos yra gana sudėtingos, jos yra kompleksas tam tikrų elementų. Tai yra ir prekės ženklas, ir kaina, ir pardavėjo profilis, ir tos kompleksinės automatinės priemonės, jos dažniausiai gyvendinamos rezultate mums bendradarbiaujant su prekių ženklais. Taigi, prieinant prie bendradarbiavimo su prekių ženklais, tai iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad esame kelių stiprių susitarimų ir organizacijų narėmis. Tai vienas iš jų yra toks susitarimas prieš klastočių prekybą. Tas susitarimas prižiūrimas Europos komisijos ir mes, tai nariai šio susitarimo platformos ir prekių ženklai, ir mes tikrai labai dažnai susitinkame pokalbį su prekių ženklais, apsikeičiame tam tikrą informaciją, jie pasako, kokias tendencijas klastojimo mato mūsų platformoje, mes apsikeičiame informaciją, ką mes pastebėjome, ir tokiu būdu mes galvojame, kokios tos naujos automatinės priemonės gali būti diegiamos pas mus. Ir prieš beveik metus tapome React organizacijos nariu, tai irgi organizacija, kurios tikslas yra kovoti su klastotėmis, užkardyti klastočių prekybą
Ši organizacija jungia net 300 narių, taigi irgi mes labai aktyviai bendradarbiavame su pačia organizacija ir su organizacijos nariais. Taigi, paskutinis etapas, kai gauname pranešimą, jog prekė galimai yra klastotė, ką mes darome ir kaip viskas vyksta toliau, tai mes pašaliname daiktą, tada mes identifikuojame pardavėją, taigi pasižiūrime pardavėjo profilį ir jo pardavimų istoriją, kaip viskas vyko praeityje. Ir tas pardavėjas arba dar paliekamas platformoje iki kito pažeidimo, arba yra pašalinamas iš platformos. Tai tokie pagrindiniai metodai, ką mes darome, Vinted siekiant kovoti su klastočių prekyba. Ir galiu pasakyti tiek, kad ta kova jinai yra kasdienė, nuolatinė, nenutrūkstama. Mes tikrai daug dirbame ties tuo, labai daug žmonių dirba šitą temą. Tai grįžtant prie dirbtinio intelekto, aš norėčiau pasakyti, kad asmeniškai aš labai norėčiau, kad būtų įgyvendintas, sukurtas kažkoks dirbtinio intelekto įrankis, kuris tiesiog labai paprastai internete nuspręstų, kur prekė yra klastoti ir kur ne, ir pašalintų tas prekes. Tai čia tokia ideali svajonė, panašių įrankių jau yra, bet nustatymas klastoti ar ne, vien tik tai iš nuotraukos yra labai sudėtingas. Tai ačiū labai. Jūsų plojimai Skirmantai.